Sveiki visi, kurie mane klausote. Na, toliau aš stebiu Eduardo Vaitkaus rinkiminį sąrašą, tų kandidatų pasisakymus, nusišnekėjimus. Komentaruose yra tokių pasisakymų, kodėl aš kalbu apie Eduardo Vaitkaus sąrašą, lyg tai nebūtų daugiau apie ką kalbėti. Na, aš tikrai jau nekalbėsiu apie konservatorius, kaip ir su jais viskas aišku yra. O koks tikslas kalbėti apie kokį tai Gražulio ar Uspaskicho sąrašą, tai yra visiškai beviltiška. Vien pasižiūrėjus į tą muzikinį videoklipą, Gražulio klipą, tiesiog apima jausmas, kad reikia nešti mėsas iš Lietuvos, nes problema yra ne Gražulio klipe, bet problema yra tai, kad Lietuvos visuomenė priima tokius dalykus ir apie tai rimtai kalba. Puteikis. Ten, ką galima kalbėti apie tą sąrašą, kada pamatai klouną Puteikį, kuris jau buvo Seime, balsavo prieš Lietuvai nukreiptus įstatymo projektus. Galiu, kiek aš prisimenu, buvo toks žmonių sekimo žvalgybos įstatymas, kuris leido sistemai dar labiau pasiklausyti žmonių telefoninių pokalbių, labiau sekti, ir Puteikis balsavo už žemės nepardavimą užsieniečiams. Buvo ten pataisos visokios, kurios truputį norėjo apriboti tą vakarų apetitą Lietuvos žemės atžvilgių, ir kada būdavo svarbus balsavimai, Puteikis nueidavo į Tūliką nusimyšti, ir jis tuom įtikdavo ir konservatoriams, ir po to jis TV laidose sokdavo, kad jis nebalsavo už tai. Senai jisai perkastas, ir čia apie Puteikį kalbėti tai yra visiškai laiko gaišinimas, bet kada aš tame klipe pamačiau ir panką, kuris soctinkluose yra atvirai džiaugiasis Odesos žudynėmis, kada buvo gyvi sudeginti žmonės. Tai ką apie juos galima rimtai kalbėti? Ką? Čia ne joks skaldimas, čia tiesiog yra politinis sąvartynas, ir visi tie žmonės, kurie atiduos bent vieną jiems balsą, yra, galima sakyti, ne tai, kad ten padugnės, bet tiesiog nulis. Ir jie verti to gyvenimo, tos vergystės, ką mes turime Lietuvoje. Todėl apie tas sisteminės partijas, ar ten tai būtų tautininkai, ar ten dar kažkokie klonai, nėra laiko, nėra jokio tikslo kalbėti. O svarbu yra padėti žmonėms susivokti apie tos naujosios Lietuvos gelbėtojus, kurie dygsta kaip grybai po lietaus. Ir jie, galima pastebėti, kad jie naudoja tą pačią valdančiųjų taktiką, tiesiog kabinti makaronus. Juk taip paprasta tiesiog pasakyti tiesą, nemeluoti žmonėms ir galbūt su žmonėmis pasitarti, kaip čia darome, nes yra tokia situacija, kaip čia viskas vyksta, bet aš matau, jie gudrauja, o ypatingai nagli, jie net bando tave paspausti, užčiaupti tave, prigazinant teismais, tave įtrauks į privačią tvarką paduotus ieškinius. Ir aš matau, kad tai yra to pačio tipažo žmonės, kaip ir tie dabartiniai Lietuvos valdantieji. Ir kada jūs klausite, tai už ką balsuoti, ar tu nori, kad išliktų tokie patys konservatoriai, klausia, ir atrodo iš pažiūros protingi žmonės. Tai jeigu nėra už ką balsuoti, tai koks tas noras nueiti tos rinkimus ir prabalsuoti už kažkokią mažesnė blogybė? Net ir Marius Jonaitis viename savo video ten kažką ar komentarę parašė, kad Vaitkus yra geriausias variantas iš visų tų blogybių, nes yra stabilus. Aš visiškai nesutinku su tom, aš galvoju, jeigu jau nėra už ką balsuoti, jeigu Lietuva nepribrendo prie to, tiesiog nereikia atiduoti savo balso niekam, lai jie ten, atvirai pasakęs, užsi. Taigi, dabar žiūrėkite, ką aš čia norėjau pasakyti, kas yra mano manymu svarbu, galbūt jums padės kažkiek susivokti.
Va, yra toks 8 numerio eina Vaitkaus sąraše Žilvinas Razminas. Aš jį asmeniškai pažįstu, esame bendravę, esame diskutavę politinėmis temomis kartu su Kristoferiu Voiška ir Žilvinu Razminu. Visą praeitį aš jo žinau, kad jis tarnavo landsbergistams, buvo net Seimo gynėjas, ten atsakingas už minavimą ar kažką panašaus. Vienu žodžiu, užėmė net kažkokias tai pareigas ir jis kaip ir suprato, kad tas landsbergizmas nieko gero ir atvirai pasakius, aš kaip ir buvau patikėjęs, kad žmogus susivokė ir tiesiog suprato, kad buvo durniaus vietoje, buvo naudingas idiotas ir dabar viskas, galvojau, galbūt bus kitaip. Bet žmogelis nutarė eiti į Seimą ir oficialią nuotrauką pasiskelbė, stovi jisai su kažkokia tai sąjūdinė uniforma, prisikabinęs medalius ir jis galvoja, kad tokiu būdu bus didesnis Lietuvos patriotas, negu yra iš tikro. Ir aplamai, ką reiškia tie kvaili visi medaliai, kurios matyti įsigė jos Landsbergis už kažkokią tai ten tarnystę ir jis matyt tom didžiuojasi ir aš jau tai buvau pastebėjęs kažkada, gal ir kalbėjau, kada aš jį pirmą kartą užmačiau teismuose, ten lyg tai buvo teisiamas Grabauskas, Razminas, nepamenu už ką jau, bet žinau, kad jisai vaikščiojo po teismus ir į teismus jis vaikščiojo, tada buvo ir Olegas Titorenko, ten už kažką jie buvo teisiami, ten kažkokios kratos buvo ir teismuose į teismus vaikščiojo Žilvinas Razminas su ta sąjūdinė uniforma, galbūt jis darė spaudimą teisėjams tokiu būdu, nors patikėkite, teisėjams yra visiškai nusišikti, kas jūs toks buvote, kam jūs tarnavote, jeigu jie turi reiškia tokį kaip ir norą ar sistemos reikalavimo, jūs nuteisė, tai ir nuteis ir niekas jūsų neišgelbės, jokie medaliai, jokie nuopelnai Lietuvai, jiems yra visiškai tos vertybės, jiems yra nusišikti. Ir aš tada žiūriu, Razminas vaikšto į teismą su medaliais, su ta sąjūdinė uniforma, galvojau, Dieve mano, kas pasigalvoja yra, teiktų žmogus normaliai apsirengęs, būk savo vietoje, bet nori pabrėžti, vienu žodžiu kalbant, tos sąjūdžio dvasios neišvarysi iš jų, kaip neišvarysi iš Zigmo Vaišvilos, jie vis tiek buvo sąjūdistai, yra sąjūdistai, turbūt jie numirs sąjūdistai, giliai įsitikinę, kad jie kažką tai Lietuvai atnešė su to sąjūdžiu, davė nepriklausomybę. Visos tos tuščios kalbos iki gyvo kaulo įgrįsusios, nieko nėra kalbama apie ekonomiką, tik tai skambus tie lozungai ir tas stiprus noras prasibrauti prie lovio, pagerinti savo materialinę padėtį ir panašiai. Ir nieko realiai žmogus matosi iš savo įrašų, kad negali pasakyti iki galo tiesos, tiesiog dogmam kalba, dogmam. Ir 100 kartų pakartosi tą dogmą ir žiūrėk, surasi jau du bepročius, kurie už tave prabalsos ir sutiks, nes viskas yra hipnozė, kaip Aldous Huxley sakė savo toj žymioje paskaitoje Berklio koledže, kad 20% yra visiški zombiai, kurie labai lengvai įtakojami, jos labai lengva užhipnotizuoti, 20% yra, kurie nepasiduoda jokiai hipnozė, jokiai propagandai, tiesiog vadovausi savo šaltų protų, savo šaltą logiką. Ir tie 60% tos žuvytės, kurios plaukia ir jos tiesiog ir yra žuvytės, kur vėjas papūs ten nuėjęs, kur bus naudinga ten nuėjęs, be jokių vertybių, tiesiog žuvytės. Geras yra pavadinimas žuvytės. Ir turbūt visada tai buvo, yra ir turbūt bus. Ir kažkokią tai įtaką visuomeniai padaro lyderiai, asmenybės, kurie sugeba uždegti, sugeba įtikinti kažkaip ir randa reikiamus žodžius. Ir manau, kad kol kas Lietuvoje dar tokio nėra. Iš pradžių buvo Vaitkus, lyg tai kalbėjo normalius dalykus, bet po to pradėjo maivytis, pradėjo skaityti iš lapelio, iš Vaišvilos lapelio, pradėjo klėdėti apie Šimonytę, kad į Kremliaus agentę. Aš jau nekalbu apie tos LGTB paratus, kas yra visiškai LGTB propaganda, nes viešai jie žygioja, žmonės mato vaikai. Ir ką tu besakytum, kokia bebūtų argumentacija, toje vietoje jis susimovė galutinai.
Na, pažiūrėkim, ką rašo Žilvinas Razminas ir aš po to pasakysiu, kodėl aš į tai atkreipiau dėmesį, nes tai yra tikrai svarbu, nes dabar aš matau, kad žmonės rašo tokius komentarus už Vaitkų. Jokios argumentacijos, nors gali būti ir įrašas ar kažkieno straipsnis apie tai, kodėl už juos balsuoti negalima. Jokios argumentacijos, tiesiog myliu, nemyliu, va įsimylėjo babūnės Vaitkų ir tiesiog nieko daugiau nebegirdė, nors va rodė, žiūrėk, prieštaravimas yra. Tai nors kalbėtų gerai, prieštaravimas, bet galbūt yra taip, o ne taip ir nieko zombiai nemato, tiesiog zombis ir nesvarbu kokiojo, ar jis ten konservatorinis zombis, ar jisai vaitkinis zombis, zombis yra zombis ir viskas. Ir jie nesupranta vieno dalyko, kad prezidentiniai rinkimai buvo vienas dalykas, kada tu balsuoji už vieną žmogų, kuris atsako už savo retoriką, už savo veiksmus, už save patį atsako, tai yra prezidentiniai rinkimai, bet kada yra Seimo rinkimai, kada yra sąrašas, kada tie zombiai sako už Vaitkų, tai jie ką nesupranta, kad sąraše yra 39 žmonės, tai reiškia už juos visus taip pat, bet sąraše yra natovcai, yra ir Nedel Černiauskienė, natofilė, putinofobė, yra ir kiti klaunai, taip pat aš vakar kalbėjau, kad 6 numerio eina Aleksandras Zanemanskis, kuris dalyvavo Baltarusijos taip vadinamos opozicijos palaikymo akcijoje, Baltarusijos kely, tai toje akcijoje dalyvavo ir Dalia Grybauskaitė, Tapinas ir tas pats Ignas Vėgėlė, apie kurį aš padariau ne vieną video, kritikuodamas, kad tai yra savotiškas kišimasis į kitos valstybės reikalus, bet Ignas Vėgėlė, būdamas advokatas, turėdamas gerą iškalbą, aiškino, kad jis kaip ir nedalyvavo prieš Lukašenką ar ten Baltarusijos oficialią politiką, tik tai jo dalyvavimas buvo susijęs su žmogaus teisėmis, nors kur tos žmogaus teisės buvo tada, kada Lietuvoje buvo kankinami žmonės slaptame ČŽV kalėjime, kurį Adamkaus leidimu amerikiečiai sugebėjo įsteigti. Kur tada buvo tas viešasis interesas ir žmogaus teisės. Tai va, Ignas Vėgėlė dalyvavo tenais, aš jį kritikavau ir dabar žiūriu, aš net nežinojau, aš galvojau, kad tas Aleksej Zanemanskis tik užsijama tą žaliąją ekonomiką, turi ten tą verslą susijusi su žaliąją ekonomiką, viskas čia tvarkoj. Bet kada jau yra žmogus viešas asmo, pradedi žiūrėti, domėtis, nes jie patys tai nėra jokių susitikimų, nėra jokių debatų, kokios jų politinės pažiūros, tada pradedi pats kapstyti, nes kažkaip norisi, kad jie neapgautų eilinį kartą tų dundukų, tų žuvyčių, tiesiog parodyti, tiesiog po taip, nesinori, kad jie eilinį kartą, atsiprašant, bet tada pradedi žiūrėti, ką jie tenais postina savo Facebook'e, nes žmonės mėgsta viską dėti dabar į Facebook'ą, visą savo gyvenimą. Ir va, bingo, žiūriu, dalyvavo žmogus Baltarusijos, taip vadinamos opozicijos, toje akcijoje, kuri buvo nukreipta prieš Aleksandrą Lukašenką, kaip ir palaikė tada Tikhanovskį. Tai kaip gali viename sąraše būti tokie žmonės ir Eduardas Vaitkus, kurio retorika, galima sakyti, priešinga. Ir balsuodami už Vaitkų, jie atsitempė tokius žmonės į Seimą, Nendrės, Aleksej Zanemanskis atsitempė į Seimą. Ir kur garantija, kad jie neperbėgs į anų pusę ir balsuos taip, kaip reikia. Jokios absoliučiai garantijos nėra. O kada nėra garantijos, tada negali balsuoti, nes tu turi būti tvirtai įsitikinęs, kad tas žmogus atstovaus mano interesus, kad jis nebesiblaškys ir panašiai. Na va, toliau grįžtame prie Žilvino Razmino, kuris apsikabinęs Landsberginiais medaliais bando parodyti, kad jis yra Lietuvos patriotas. Bet kada aš paskaitau jo įrašus, ką jis tiesiog tušti žodžiai, tiesiog tušti žodžiai, daugiau nieko ten nėra.
Va, jis rašo, čia prieš dieną įrašas, vienintelis šansas Lietuvai, vienintelis, įsiklausykite, daugiau nėra kito šanso. Ir lietuvių tautai išlikti yra Vaitkaus sąrašo išrinkimas į Seimą. Visi kiti tai tik sisteminiai pakištukai. Lyg tai ne Andrė Černiauskienė nebūtų sisteminė pakištukė, kuri bičiuliavosi ir galbūt ir tebesibičiuliauja su Audriu Butkevičiu. Kas yra toks Audrius Butkevičius, jums turbūt aiškinti nereikia. Visi kiti tai tik sisteminiai pakištukai, todėl remk mus, junkis prie mūsų, balsuok už mus, jei nori, kad išliktume. Visišką nesąmonę, visišką demagogiją. Nėra taip, kaip jis čia rašo, nes Eduardas Vaitkus atsitempė klounus. Aš ten net nepažįstu visų, kiek aš ten tik tai žiūrėjau iš tų viešų klounų, va, nežinau, Vyganto Matusevičiaus, pats paskambino, Dieve tu mano, po to peržiūrėjau vieną jo laidą. Visiškas religinis fanatikas, visiškas. Nežinau, kodėl jie eina į tą politiką, aš negaliu suprasti. Matyt, prikalbinti, apie Vlatis jį prikalbino, jis eina. Na ir toliau iš čia, pamečiau aš jau. Ir va, sekanti toliau demagogija eina, jei į Seimą rinksime tos pačius sisteminius, greitai bus taip kaip Ukrainoje. Vieninteliai nesisteminiai kandidatai yra tik LLP, Vaitkaus sąrašas. Numeluoja. Ne vieninteliai. Nes sąrašiai yra žmonės, kurie yra pronatoviniai ir va, ne Andrės Černiauskienės įrašas nukreiptas prieš Putiną 20 metais. Gali va tokie žmonės patekę į Seimą atvesti Lietuvą į karą su Rusijos federacija ar panašiai, nes yra visiškai nepatikima, politinės pažiūros yra visiškai priešingos tam pačiam Eduardui Vaitkui ir viskas aišku. Aš jau nekalbu apie Zanemanskį, kuris stovėjo akcijoje, kuri buvo nukreipta prieš Aleksandrą Lukašenką. Na ir čia aš dar atkreipiau dėmesį, čia yra ta istorija, kada daugelis turbūt jau pamiršo, Žilvinas Radvinas buvo įsivėlęs istoriją. Jis vėliau ir pats prisipažino, kad dalyvavo sprogdinant Kryžkalnyje paminklą. Jis kaip ir prisipažino, bet aš savęs klausiu, kaip gali va, žmogus, kuris tikėjo Landsbergiu, kuris jam tarnavo, ir kuriam įkišo į galvą, kad jis va turi su Šustausku susprogdinti tą paminklą už $1000, už $1000. Po to, kaip niekur, lygtai aš pasikeičiau, aš supratau ir va eiti į politiką, bet vietoj to, kad nurimti ir tiesiog būti savo vietoje, eina su uniforma, prisikabina tų landsberginių medalių ir matosi, kad to sąjūdinė dvasia niekur iš jo neišėjo. Na ir čia ta visa retorika, apie kurią jis čia kalba, aš čia kokią paklodę, aš jau pamečiau. Na, vienu žodžiu, jis prisipažino ir aš noriu perskaityti, ką jis čia kliedė vienoje vietoje, nes visiems jiems, kaip ir Zigmui Vaišvilai, kuris galbūt įtakojo kažkiek Eduardą Vaitkų, vaidenasi, kad Lietuvos konservatoriai yra Kremliaus agentai, kažkokie, kaip ir Vaitkus debatuose užvėmė, kad Šimonytė yra Kremliaus projektas ar panašiai. Ir Janutienė ten pastoviai varo, kad konservatoriai dirba Maskvai, visur ta Maskva, visur. Ir va, ir Razminas čia rašo, ši mano išpažintis, čia turima galvoje, kada jis prisipažino, kad susprogdino tą paminklą, yra sąmoningas politinis aktas, savotiškas ugnies nukreipimas į save, Dieve. Tam, kad atkreipti Lietuvos ir viso pasaulio dėmesį į saulelę Litvakų, KGB, ČŽV, Mossad.
Važiūrėkite, visiška ta Regelskio retorika, visi kalti, KGB dėl Lietuvos problemų, ČŽV, Mossad, Litvakai, tai yra žydai. Ir šitoje vietoje aš galvojau, kad iš tikro Razminas kažkiek yra jau susitupėjęs, subrendęs, bet aš kada žiūriu, kada psichopatas, galimai psichopatas, oi pamirštu visą galimai pasakyti, Laurynas Regelskis ten padaro kokį tai įrašą Facebook'e, kuris kursto tautinę nesantaiką, ar yra nukreiptas prieš žydus, kaip ten jo gerbėjai sako, prieš judėjus, lyg tai judėjai nebūtų tie patys žydai. Žiūriu, visada palaikina tos įrašus Žilvinas Razminas, visada tos įrašus palaikina grafas Liutkevičius, visi jie tokie, iš jų neišvarysi tų vidinių naciukų ir tų vidinių sajudistų, kurie dažnai pakimbant tos retorikos, kad Lietuvos problemos sukūrė kažkokie tai litvakai ar žydai ir čia jisai ir KGB, čia ta pastoji vis KGB 30 metų KGB, čia ŽV dar dadėjo, dėl visako dar ir Mossad dadėjo, lyg tai tas lietuviškas susireikšminimas, lyg tai ta Izraelio Mossad čia rūpėtų kažkokia tai visiškai neįtakinga Lietuva ir ką tiems paprastiems žmonėms, kuriems rūpi, kaip Lietuva rytoj gyvens, kokia bus ekonomika, ką visą tai jiems sako, tai visos tos Mossad, ŽV intrigos, juk viskas aišku, kad Lietuvoje yra Jungtinių Amerikos valstijų įtakoje ir tiesiog vykdo jų nurodymus, nesvarbu ar Briuselio, ar Vašingtono, tiesiog yra tame geopolitinėme lauke ir viskas. Ir va čia tos visos kalbos Litvakų, KGB, ČŽV, Mossad dėka uzurpavusių Lietuvos valdžią, kurie vykdydami okupantų, nubrėžtus bei savo savanaudiškus tikslus be jokių skrupulų naudoja terorą prieš savo piliečius ir politinius oponentus. Pat kalba žmogus apie terorą, pats sprogdinęs paminklą. Aš visada kritikavau ir Stanislavas Tomas buvo toks advokatas, kuris ten sudaužė Noreikos lentą, nežiūrint mano politinių pažiūrų, ką aš galvoju apie Noreiką, bet visi tie aktai, tiesiog vandalizmo aktai. Ir kada subrendė žmogus už $1000 kažkieno palieptas eina sprogdinti paminklą, tai ką galima pasakyti apie tą žmogų? Aš suprantu, kad galbūt susisuko protas, bet po to eiti į Seimą, į politiką, užsikabinus medalius, apsimovus sąjūdžio formą, tai aš tai traktuoju kaip klounų. Na, iš čia toliau. Kurie viešai terorizmu kaltina kitas valstybės, bet veidmainiškai nutylė apie savo vykdomus nusikaltimus. Laikas išsivaduoti iš baimės ir melo, tai įmanoma tik pasakant visą tiesą ir pirmiausia tiesą apie save. Na, jis pasakė tiesą apie save, kad sprogdino tą paminklą, apie savo žygdarbius, aš jau senai esu informavęs visus savo bendraminčius, bendražygius ir kolegas, tiek dešiniosios, tiek kairiosios, visur turi draugų ir tarp grafų Liutkevičių, ir tarp Voiškų, tarp kairių ir dešiniųjų. Na va, man buvo siūloma neviešinti šių reikalų, atseit jau viskas užsimiršo, bet aš esu įsitikinęs, kad viešinti būtina ir būtina, todėl kad ir čia jis rašo paklodės pagrindė suduoti smūgį JAV NATO ES okupacinio režimo samdiniams prieš akį su teroristu numeris 1 Landsbergiu. Tai kokią velnę tu užsikabini tada tos Landsbergio laikų medalius, kuriuos gavai už Seimo tą gynimą ir jais didžiuojasi. Tai, kad tau Landsbergis užkabino medalius, tai visiškai nieko nesako ir kam tiesiog laikyk jo stalčiuje ir jau kai Lietuvos administratoriai suteikė Lietuvos pilietybę kitų valstybių piliečiams už kažkokius tai nuopelnus Lietuvai, už atstovavimą Lietuvai didžiajame sporte. Vėliau vienas koks jų manimų netinkamas elgesys ir jie tą pilietybę atima, tai rodo, kokie jie yra iš tikro cinikai. Na ir čia visą tą paklodę paskaitykite patys, visas tas Razmino prisipažinimas ir
tame prisipažinime daug kartų pavartota žodelis žydeliai, žydeliai. Žydeliai, čia žodžiu viską, už viso to stovi žydeliai. Va čia Razmino yra retorika ir jie viens kitą labai gerai supranta, net Ragelskas palaiko Razminą, visur kalti žydeliai, litvakai ir dieve mano, aš galvoju, už ką Lietuvai yra va tokia dalia, dėl ko negali tiesiog ateiti normalų žmonės su adekvačiu mąstymu ir kodėl va, turi visą laiką lygioje vietoje atsirasti kažkokie sąjūdistai, kažkokie buvę landsbergistai, neva susivokia, bet iš tikrųjų jie visiškai nesusivokia, kodėl turi sąraše atsirasti Baltarusijos kabutėse pozicijos palaikymo akcijų dalyviai, natovcis. Sunku pasakyti, kodėl. Tiesiog manau, kad iš tikro diagnozė yra tokia, kad toks ponas Eduardas Vaitkus kartu su Misiūnu galvoja tik apie save, galimai. Galimai jie galvoja patekti į Seimą ir pasinaudojus galimai va tais klaunais, galimai dundukais ir va, tokius tikslus turėdami vykdo va, faktiškai vieną kalbą, trečią daro, o antrą sako. Ir užbaigiant, va, toks pastebėjimas, čia man vakar vienas gana aktyvus žmogus, kuris gana pastabus yra, man rašo tokią žinutę. Svarbu kalbėti apie tai, kad visi natovcai ir rusofobai yra pirmuose sąrašuose ir jei net už juos nebalsuos, jie vis tiek gaus Seime vietas. Nes bus balsuojama už partiją iš esmės, o tada eina eiliškumas. Ir tie zombiai, kurie komentaruose rašo už Vaitkų, padėdami varnelę po daugiamandatinėje apylinkėje po numeris 5 partijos sąrašų, jie taip pat balsuoja ir už Baltarusijos opozicijos palaikytojus, Tikhanovskajos palaikytojus, balsuoja ir už NATO, nes kartu su Vaitku ateis ir va tokie klaunai Razminai, ateis Povilaičiai, Matusevičiai, Zenemanskiai, visi tokie su savo pračiūdais ir be tvirtų politinių pažiūrų. O kodėl juos įrašė ponas Misiūnas į sąrašą? Klauskite ne manęs, klauskite jų. Kodėl jie taip daro, kodėl jie padarė iš naujos politinės jėgos seną politinę jėgą, nes tiek Razminas, tiek Nendrė Černiauskienė, tiek visi tie Povilaičiai nėra naujoji politinė jėga. Jie yra ne tai, kad net senoji, jie tiesiog klaunai. Klaunai. Ir klauskite ne manęs, aš tik tai parodau prieštaravimus. O kodėl jie taip elgiasi, kodėl jie taip daro, klauskite jų. Deja, jų gyvai neįmanoma paklausti, aš prasidėjau Kaune 3 savaitės, jokių renginių, jokių gyvų susitikimų nebuvo, kad būtų galima jų tiesiogiai paklausti. Nėra jokio bendravimo, gyvai jokio bendravimo, jokių susitikimų. Dabar tik tai užmačiau reklamą, kad savaitgalį Šiauliuose pasirodo ponas Vaitkus ir gal bus proga jų ir paklausti, kodėl sąrašuose yra tokie klaunai ir kokiais kriterijais tie klaunai buvo įrašyti. Daug labai klausimų, daug prieštaravimų ir aš nežinau, klauskite jų. Tai tiek tada šiam kartui apie Žilviną Razminą, kuris eina 8 numeriu, tiek apie Aleksejų Zenemanskį, kuris eina 6 numeriu. Ir spręskite patys, tiesiog nebūkite zombiai, nebūkite tais
kuriais galima manipuliuoti, nebūkite tos žuvytės, kurios įeina į 60% pagal Aldous Huxley paskaitą Berklio koledže, kad žuvytės, dauguma yra žuvytės ir kur vėjas papūs, kur virvutės bus patemptos, jos ten ir nueis be jokios logikos, be jokių savo įsitikinimų ir be jokios savo pasaulėžiūros. Tai tiek tada šiam kartui. Ačiū, kad išklausėte ir tada iki kitų kartų.